CF Moto išbandyk jau dabar. cfmoto.lt. Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, supažindinsiu su įdomiais žmonėmis bei visko, kas susijęs su motociklizmu. Šios laidos pagrindinis svečias yra Naked arba Street kategorijos atstovas. Ir manau, šioje kategorijoje jisai tikrai gali sudrebinti žemę. Tai yra CF Moto 675 NK. Tai dar vienas motociklas, kurio laukiau nuo tos akimirkos, kai gamintojas tik paskelbė apie planus jį sukurti. Ir labiausiai dėl šio motociklo širdies. Šį variklį CF Moto kūrė nuo nulio, visiškai iš pagrindų. Ir nežinau kaip jūs, bet mane asmeniškai 3 cilindrų variklių garsas visada labai žavėjo. Taip pat žavi šio motociklo dizainas, kuris ir toliau tęsia tradicijas nuo praeitų metų 800 NK modelio. Netgi sakyčiau, šio motociklo šiek tiek švelnesnis dizainas man yra labiau prie širdies. Ypatingai mane žavi, kaip gamintojas susitvarkė su šia galinė lempa ir numeriu ir laikikliu. Kitose motocikluose, kur žibintas būna integruotas į motociklo galą, šis numerio laikiklis būna kaip kažkokia prielipa prie motociklo bendro dizaino. Tačiau čia, su šia siaura ir plačia galinė lempa, viskas atrodo labai vietoje. Jeigu galvojate, kad dizainui priekaištų neturiu, tai vis tik tai turiu. Vieną labai nedidelį. Nežinau, kodėl gamintojas nusprendė šitą pypsiuką palikti čia, bet man jisai šiek tiek rėžia akį. Nu, jeigu kalbame apie dalykus, kurie skleidžia garsą, dabar yra pats metas paklausyti, kaip šis motociklas skamba. Tikra muzika mano ausims. Nu, dabar beliko šį motociklą išbandyti. Jau minėjau, kad motociklas yra 3 cilindrų ir 675 kubinių centimetrų. Ko neminėjau, kad jisai išvysto net 95 arklio galias, kas iš tikrųjų yra labai nemažai tokio dydžio varikliui. Negana to, savo galę šis variklis vysto labai tolygiai. Netgi tiek tolygiai, kad galbūt galėčiau tai duoti kaip šiokį tokį priekaištą. Matot, atrodo lyg norėtųsi, kad prie aukščiausių variklio apsukų dar būtų kažkoksai spyris. Dar šiek tiek stipriau motociklas trukteltų į priekį. Bet tuo pačiu šis tolygumas suteikia labai daug pasitikėjimo motociklu. Tai, manau, tikrai labai neblogas variantas pradedantiesiem. Šis variklis yra naudojamas labai plačiame sūkių diapazone. Štai žiūrėkite, 40 km/h, 4 bėgis, turime gal 1500 apsukų ir variklis yra labai tolygus, nei trukčia, nei leidžia kažkokių garsų. Žodžiu, tikrai puikiai galiu važiuoti taip visą laiką ir motociklas tam nesipriešina. Jeigu duoda akceleratorius, labai tolygiai greitėja. Fantastika. Dar kas šiame jėgos agregate man labai patinka, yra greičių dėžė. Jinai tikrai veikia labai tiksliai. Bėgių perjungimas yra labai malonus, užtikrintas ir tikslus. Taip pat labai nesunku rasti laisvą bėgį bet kokioje situacijoje. Be to, šis variklis turi Quick Shifter sistemą. Tiesa, turi ją tik tai į vieną pusę, tai yra į viršų. O tai yra dėl to, kad čia naudojamas ne elektra valdomas akceleratorius, o standartinis trosinis akceleratorius. Ir jeigu aš visada turiu daug priekaištų elektra valdomiem akceleratoriam, dėja ir čia turiu priekaištų. Nedaug, labai nedaug, bet kaip visada toje pačioje vietoje. Ten, kur yra akceleratorius visiškai uždarytas ir vos jį atidarius.
Su šituo motociklu įmanoma būti švelniam, bet reikia labai susikaupti ir labai tiksliai valdyti dešinę rankenėlę. Kitu atveju motociklas gali šoktelti. Tai nemaišo kasdieniniam naudojime, nes nėra labai jau agresyvus tas šoktelėjimas, bet jeigu važiuojate kažkiek agresyviau, guldote motociklą į posūkį, būtent tuo metu posūkyje pridėjus akceleratorių ir padarius tą neatsargiai, motociklas gali nemaloniai krustelti ir šiek tiek jūs išbalansuoti. Beje, kadangi motociklo greičių dėžė gan tiksli, su juo yra labai lengva bėgių žeminti net ir be quick shifter sistemos. Kalbant apie greičių dėžę, galima pašnekėti ir apie sankabą. Jinai čia yra tikrai gan lengvai valdoma ir ganėtinai tiksli, nors kai tik atsisėdau ant šio motociklo, atrodė, kad jinai labai toli ir sunkiai galiu pasiekti netgi visai su nemažomis rankomis. Tačiau supratau, kad rankenėlė yra reguliuojama ir labai lengvai radau savo patogią padėtį. Aš jau laidos pradžioje minėjau, kad man labai patinka 3 cilindrų motociklų garsas. Bet šis variklis skamba taip gerai. Wow! Jūs tik paklausykite, kaip maloniai jisai burbuliuoja atleidus akceleratorių. Kągi, įsukame į posūkių kelią ir čia galėsim pakalbėti apie motociklo valdymą, kurį aš jau patyriau minėtoje kartingų trasoje Portugalijoje. Ir turiu pasakyti, kad motociklas tikrai gerai valdosi. Vienintelis dalykas, kur galbūt turiu šiek tiek priekaištų, tai yra padangos. Jos tikrai nėra blogos ir Portugalijoje trasoje visai atrodė gerai kimbančios, tačiau čia, kai oras yra šiek tiek šaltesnis ir padangos nepasiekia bent 26-27 laipsnių, jos tokios... Ir kai sakau 26-27 laipsnius, tai neturiu galvoje padangos paviršiaus temperatūros, kurią išmatuotum su kokiu nors specialiu prietaisu. Ne, mes ant šio puikiai atrodančio ir puikiai funkcionuojančio ekrano matome ne tik padangų slėgį, bet ir jų temperatūrą. Štai dabar priekinė padanga yra 24 laipsniai, o galinė 35. Beje, motociklas turi pilnai reguliuojamą važiuoklę ir čia jinai, pasakyčiau, veikia tikrai neblogai. Maloniai susitvarko su nelygumais ir tuo pačiu nėra pernelyg kieta. Žodžiu, jai priekaištų neturiu. Taip pat galime pašnekėti ir apie motociklo stabdžius. Čia jie yra J1, bent jau priekyje. Gale, man atrodo, bevardžiai. Bet priekyje yra 2 stabdžių diskai ir turiu pasakyti, kad stabdis veikia tikrai efektyviai. Kaip visada, šioje vietoje šnekame apie vairuotojo komfortą ir galime pradėti nuo sėdėsenos. Čia, kaip ir galima tikėtis sportiškam street motociklui, jinai nėra visiškai neutrali, esu šiek tiek palinkęs į priekį, tačiau jaučiuosi pakankamai patogiai. Svorio daug ant rankenėlių tikrai nėra ir tikrai nevargina. Tuo pačiu jaučiuosi ganėtinai gerai pasiruošęs atakuoti posūkius, jeigu nuspręšiau, kad noriu tą daryti. Kitas dalykas – sėdynė. Nors jinai neatrodo stora, bet yra ganėtinai didelio ploto ir leidžia perslinkti labiau į priekį ar labiau atgal. Žodžiu, vietos pakeisti sėdimai pozicijai tikrai yra, todėl ilgesnėse kelionėse nepavargsite. Patinka man ir šio motociklo veidrodėliai. Forma jų tikrai yra pakankamai nebloga, juose matau daug informacijos už savęs ir vibracijos yra, bet labai nedaug. Neerzina tikrai. Kas liečia pačią vibraciją, jinai irgi tiek į rankenėlės, tiek į pakojus persiduoda vos, beveik nejuntamai. Galim pakalbėti ir apie šį ekranėlį, kaip jau minėjau, jisai yra labai kokybiškas. Puikiai rodo informaciją net ir prie tiesioginių saulės spindulių. Dar man patinka ir tai, kaip aiškiai yra išdėliota informacija. Aišku, apsukos užima daugiausiai vietos ir yra visų gražumu, kaip ir priklauso tokiam sportiškam motociklui. Labai gerai matosi greitis ir bėgiai. Taip pat jau minėti padangų slėgio rodmenys. Meniu sistema čia irgi ganėtinai aiški. Prie nustatymų mes galime reguliuoti
prasisukimo kontrolė, kurios čia yra 2 lygiai. Pirmas lygis yra daugiausiai kontrolės, antras lygis yra mažiau kontrolės ir trečias lygis yra off. Taip pat galite išjungti ir quick shifterį, jeigu jums nepatinka, bet nežinau, kodėl norėtume tą daryti. Na, dabar, kadangi jau mes atvažiuojame prie užmiesčio ribos, pasižiūrėsime, kaip šis motociklas akseleruoja. 22, gazas dugnas. Na gerai. Turi jisai šiek tiek to spyrio aukštesnėse apsisukimuose. Tiesa, pamiršau paminėti dar vieną mažytį priekaištėlį, kurį turiu. Ir jisai yra skirtas ribotuvui. Jisai veikia labai grubiai. Ir jeigu jūs pamiršite laiku permesti bėgį ir atsiremsite į ribotuvą, motociklas tikrai gan juntamai stabdys ir tas jausmas tikrai nėra malonus. Apie važiavimo komfortą didesniais greičiais nėra per daug ką kalbėti, nes vis tik tai motociklas yra visiškai nuogas ir neturi jokių apsaugų nuo vėjo. Ką galima pagirti, kad štai važiuojant 90 km/h turime viso labo 4000 apsukų, motociklas tylus, vibracijų iš variklio, man atrodo, nejaučiu, tik tai gal kažkiek iš pačio asfalto. Įvažiavome į mūsų bandomojo maršruto žvyrkelio atkarpą. Per didelio komforto čia nejaučiu, bet nėra ir taip blogai, kaip galėtų būti. Šiek tiek purto, bet kas labai patinka, kad motociklas labai kokybiškai sutvertas ir nėra jokių nemalonių garsų. Šitas dabytas buvo gilios ir nelabai malonios. Kas liečia patį vairavimą ant šio žvyrkelio, neturiu per daug didelių priekaištų. Tikrai nedaug slysta ratas. Tikėčiausi netgi daugiau iš tokio motociklo ir tokių padangų. Tai jeigu jums tik tiek reikės pravažiuoti žvyrkeliu su šiuo motociklu, nemanau, kad norėsite važiuoti daugiau. Jis puikiai su to tvarkysis. Kągi, mano bandomasis važiavimas dėja artėja į pabaigą. Ir iš tikrųjų labai gaila, nes šitas motociklas man labai patinka. Kaip visada reikia pašnekėti ir apie kuro sąnaudas. Tai nuo kolonėlės iki kolonėlės per šį bandomąjį važiavimą pravažiavau 51 km ir sunaudojau lygiai 3 litrus degalų, kas mano vidutinės kuro sąnaudas padarė lygias 5,88 litrą. 5,9 galima sakyti. Tuo tarpu borto kompiuteris rodo, štai pasižiūrėkime, 5,6 litrą. Na, o dabar metas apžvalgą apibendrinti. Nebereikalo laidos pradžioje sakiau, kad šis motociklas tikrai gali sudrebinti street motociklų kategoriją. Mat, artimiausi konkurentai tokie kaip Yamaha MT-07 ar Triumph Trident yra ir silpnesni, ir gerokai brangesni. Be to, šis motociklas gausus geros įrangos, pagamintas kokybiškai ir, jeigu jau šnekant apie garsą, ne kartą girdėjote, kaip jį gyriau. Tikrai geras motociklas ir jeigu ne tas jautrus akseleratorius pačioje jo atidarimo pradžioje, sakyčiau, vos ne tobulas. Vienaip ar kitaip viskas, ką aš sakau, yra tik tai mano nuomonė. Tad visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki! Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Šubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.